svečiai. Leiskite visus jūs pasveikinti su čia iškilia švente. Pirmiausia, noriu kreiptis į moksleivius, kaip į labai laimingą kartą. Jūs visi gimėte nepriklausomoje, laisvoje Lietuvoje. Deja, mes šito pasigėti negalime. Tad leiskite visų vardu, mokyklos darbuotojų vardu, pasveikinti visus su šia iškilia švente, palinkėti jums geros kloties ir palinkėti vieną frazę. Tikėkime laisvę. O dabar prašau visus šią šventę pradėti valstybės himnu. Tegu saulė Lietuvoj, tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa, už žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, palentos Lietuvos vienybė Direktorius Albinas Gaunas. Mėlyje mokyklos mokiniai, kolegos pedagogai. Noriu aš jūs pasveikinti su šia ypatinga švente. Aš manau, kad tai yra didžiausia šventė. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia data Lietuvos istorijoje. Gal niekas nesutiktų su to teiginiu, bet aš pabandysiu jį pagrįsti. Kodėl šita data ir šitas įvykis yra pats svarbiausias? Žvelgiant į Lietuvos sudėtingą, duobėtą, dramatišką, kartais tragišką istoriją, mes turime pripažinti keletą tokių svarbių faktų. Mūsų istorija yra labai garbinga, sena, bet tokio įvykio, kad visa tauta, kaip piliečiai, sąmoningai pasirinktų valstybingumą, pasirinktų gyvenimą savarankiškai, balsuotų, paprastai sakant, už valstybę Lietuvos istorijoje kaip ir nebuvo. Didelė garbė pranešti, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga mūsų mokyklos moksleivių darbuotojų atvyko pasveikinti Seimo narys, Lietuvos užsienio reikalų ministras, gerbiamas Audronius Ažubalis. Prašom, gerbiamas. Labadiena, gerbiamosios ir gerbėmieji. Sveikinu su kovo 11-ąją. Šiandien anksti ryte daviau interviu Italijos televizijai, kuri paklausė, koks didžiausias laimėjimas 20 metų, per 20 metų. Štai čia krizė, čia tie dalykai. Aš tokiam klausimui nelabai buvau pasiruošęs, tačiau pagalvojęs, čia paprastas dalykas, aš manau, tai yra laisvė. O koks didžiausias sunkumas visiems, su kuo mes susidūrėm, gavę laisvę, tai atsakomybė. Ir štai ta atsakomybės našta, kuri užgulė didelę dalim jūsų tėvelius, čia kreipiuosi moksleivius, tai kai kuriems žmonėms, aišku, tai pasirodė per sunkiai. Štai iš ten ir pasklydo po Lietuvą įvairios neurozės. Kad blogai, kad negerai. Iš tikro, laisvė davė atsakomybę už savo gyvenimą, už savo kelią, už pasirinkimą, su kuo tu eini, kur tu eini, kaip tu nori mokytis, kiek tu nori mokytis, ar tu nori išvažiuoti, ar tu nori likti, kokią profesiją tu nori pasirinkti. Va šitie visi dalykai, kurie yra natūralūs vakarų demokratijose, mūsų piliečiams, didelė jų daliai, ypatingai vyresnio amžiaus, pasirodė labai rimti ir sudėtingi. Ir juos galima suprasti. Kada tau yra 60 metų, kada tau yra 50 metų, 50 gal dar ne, bet, nes aš 50, bet 60 metų, sakykime, 65, aišku, kurt verslą, kai tave atleidžia iš darbo prieš pat pensiją ir užsidaro gamykla, tu visą laiką dirbai ir gaminai kažkokius tai niekus visai Sovietų sąjungai.
Tai aišku, tai daugeliu žmonių tai buvo, na, jeigu ne tragedijos, tai tiesiog labai rimti išbandymai. Bet permainų metai visada ir yra tokie. Laisvėjimo metai visada nėra lydimi vien tik tai euforijos, trispalvių nešimo, dainų, giedojimų, Lietuvoje žolai žaliuos. Tai yra ir prisiėmimas tam tikrų sunkumų. Ir aš bent jau didžiuojuosi asmeniškai, kad tikrai Lietuva tą periodą praėjo. Praėjo, žinoma, ir su prakaitu, su skausmu, kaip sakau, su ašarom, bet mes tą praėjom. O čia tai kuklus, tačiau aš manau, reikalingas ir reikšmingas dalykas, tai yra spalvota, kokia jinai yra originalia, nepriklausomybės atstatymo kovo 11-osios akto kopija. Ir jeigu rasit kur nors vietą, pakankamai garbinga, tai prašau, direktoriau, kaip pasitikimas. O dabar mūsų pasveikinti atvyko ansamblis Uolinga ir kokia Lietuva be dainų. Prašom, ansambliai. Aš nemuno tėvynėje radau ir negrąžinomų dienų pasaulį, ir amžinos kūrybos didį žodį, ir amžinos šviesos, kaip 100 saulių saulė. Uždarių miškelių, kur aukšta